Marvel oficialiai paskelbė, kad jų naujasis kerštojų filmas, kuris bent kol kas vadinasi Doomsday, pradedamas filmuoti. Ir per 5 kankinančias valandas paskelbė pirmąjį aktorių sąrašą, bet aš tą padarysiu jums per 2 minutės. Aktorių bus tikrai daug, tai pasiruoškit. Pirmasis jų yra Chrisas Hemsworthas vaidinantis Thorą, toliau Vanessa Kirby išsiųs Storm iš Fantastiško 4, Anthony Mackie, kuris vaidina naująjį Kapitoną Ameriką, ir Sebastian Stan, kuris vaidina Bucky Barnesą arba Žiemos karį. Toliau Letitia Wright arba naujoji Juodoji Pantera. Toliau Paulas Rudas arba Skruzdėliukas. Čia jau turime Wyattą Russellą, kuris vaidina US Agent. Tada turime blogietį iš Juodosios Panteros antrosios dalies Tenoch Huerta Mejia. Taip pat padaro Fantastiškam 4 vaidinsitis Ebon Moss-Bachrach. Po labai ilgos pertraukos į MCU grįžtantis Simu Liu pasirodys ir Florence Pugh su savo personažė Jelena. Žvėris iš pirmųjų X-Menų filmų, tai yra Kelsey Grammer, Liucius Pullmanas kaip Sentris. Taip pat ir Dennis Ramirezas arba Kinas Torresas iš naujo Kapitono Amerikos filmų. Dar sugrįžkime prie Fantastiško 4 aktoriaus Josepho Quino ir Davido Harboro, kuris vaidins Raudonąjį Sergėtoją. Tai yra Winstonas Dukas ir Hannah John Kamen, kuri vaidina Vaiduoklį, ir pats Lokis Thomas Hiddlestonas. Patrickas Stewartas arba Profesorius X. Taip pat ir Ianas McKellenas, kurį visi žinome kaip Magnetą. Alanas Cummingas, kuris vaidino Nightcrawlerį. Rebecca Romijn, kuri įkūnijo Mystiką. Taip pat yra originalusis Ciklopas, Jamesas Marsdenas. Tada dar ir Channingas Tatumas, kuris vaidins Gambitą. Ir galiausiai paskutiniai 2, tai yra Pedro Pascalis kaip Reedas Richardsas ir Robertas Downis jaunesnysis kaip daktaras Doomas. Kurie iš šių aktorių jūs nustebino labiausiai? Pasidalinkit nuomonę. Parašykit komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.